Dar Lietuvoje gyva tradicija, kad palikti vieniši medžiai laukuose. Dar gal nėra tai blogai, kad jų neišpjauna, sakytum, laukuose. Nu, kam jie reikalingi, trukdo. Bet iš kitos pusės, kaip sakau, kad nėra blogai. O šitie vieniši medžiai žymi tas vietas, kur seniau žmonės gyveno. Sodybų vietos. Tokie medžiai ir auga laukuose, ten, kur seniau buvo sodybos. Liūdna gal, kad va, tų sodybų jau ir nebėra. Ir daug kur taip. Čia turėtų būti toks akmuo, bet jis turėjo būti po kairę pusę kelio. O matau po dešinę kažkokie akmenį. Gal ir ne šitas. Saugomas akmuo su duobutėm. Duobučių kaip ir nematau. Tiesiog akmuo nemažas. Turbūt tas akmuo ir yra čia po kairę pusę. Jis nėra toks aukštas, bet vat šviečia jau. Eisim pažiūrėti per šitą lauką, dar reikės prieiti. Žemėlapį irgi šviečia tokia kaip balta dėmė. Galvoju, kad šiandien per laukus nebrisiu, bet reikia kito akmens prieiti. Toks iš tolo nesuprasi, ar čia akmuo, ar čia kažkokie šiaudų krūva. Toks įdomus jisai. Kaip koks rastas. Ir ta jo spalva ar struktūra tokia įdomi. Jisai yra saugomas kultūros paveldo. Kad su duobutėm. Tokia kaip ir yra duobutė. Čia daugiau tokių. O kiek pažemė dar neaišku. Čia tik tai viršutinė dalis. Ir žemės iš čia iškilęs kokį metrą. Ilgis kokie 3 metrai, gal 3,5. Plotis gal 2,5-3. Nes ilgis gal ir 4 metrai. Čia turėjo didelių akmenų, galima sakyti. Jeigu jie atkastų, tai po žemę dar kokie 2 metrai turbūt. Jie aukšti būtų. Čia prie kelio gruždžiai, veržinai. Nusukom nuo kelio, dabar keliausim ramiai. Ir šiandien žygis per 4 miškus. Pirmas miškas šitas, kurį dabar įeisim, tai Draskų miškas. Po to bus Medenos miškas, Mazirlovio miškas, o kaip tik stirna bėg prieki, ten kirs keletą. Ar lapė ten buvo. Ir po to bus Klebono miškas. Nu, bet čia neaišku, ar baigsim Briduose žygį, ar keliausim iki namų, nu. Nes nuo Bridų iki namų nebetoli. Dar gali būti dar keletą miškų, nes netoli Gubernijos miškai. Tai va. Kas joja? Kiaulės koja. Tinka košilenai. Šita miške, nu, greičiausiai ir gretimuose buvo partizanų. Čia dabar Draskų miške einam. Tik tai neaišku, kur, ar bunkerė, ar kur jie čia žuvė. Nėra aišku. Bet lyg ir yra nuotrauka išlikus, kuri fotografuota šitą miškę su partizanais. Tai tiek. Dar sykį pasukau miške jau gilyn, bet neaišku, ar tas keliuks. Mano žemėlapį jo nerodo. Bandysim kažkaip praeiti. Tikiuosi, šitas keliuks nesibaigni. Ten turbūt užsisuk.
Jokių grybų nematyti. Šlapia čia. Gal turėtume prieiti keliuko. Kaip ir sakiau, nei ką pasukom. Tai mums reikia pasigauti reikiamą keliuką. Kertam čia per mišką. Dairomės grybų. Grybų nematyti. O keliuką nėra. Toks griovys. Tai dabar galvoju, kad reikia į palį tą griovį laikytis. O tas griovys turėtų tekėti vilkvedį, kuris čia netoli turėtų būti. Bandom taip keliaudama. Norėjau šitą jaunuolyną praeit neįmanoma. Įmirkęs. Šlapia. O, bet ką mes matom, žemagės pirmas šiemet. Paragaukim. Rūgštokos. Bet yra. Viena rūgšti, kita salnė. Praeitas kirtimas nuo kampo iki senesnio miško. Pagaliau keliuks. Gerai, čia normaliai. Nežinau, čia nesam. Panašu, kad turėjau vilkvedžio upelį. Medėjinos upė. Tam miške Medėnos upė. Medėnos miške čia toks tilsvai. Čia kažkada sukeliavęs palei upelį. Va šitą keliuką aš turėjau, šitą išeiti tais miškais. O dabar turėtume eiti keliukais. Klydau, čia ne Medėnos miškas, o Mazirlovio miškas. O čia kas per vanagai. Skraido. Žvėrių tai pilna, mato čia pėdsakai. Kokie pastatai miške Mazirlovė. Turbūt karinės paskirties buvo sovietų laikais. Turėtų būti kokie 4 pastatai. Kokie garažai čia. Ženklas teritorija stebima. Ai ne, šiukšlės pilti draudžiama, bet kamerą žiūrėti.
Kokie bunkeriai čia. Nieko čia nėra. Ne, čia panašu. Tik tai kelias patalpos. Čia buvo kažkoks pastatas. Dar 3 liktai pastatai. Bet tai griuvėsi, čia nieko nelieka. Prie gyvenams toksai buvo turbūt pastas. Medienos miškas. Šiandien daug stirnų mačiau. Pasikeitė planas. Neėjom pro strazdus, nu kaip pro strazdus praėjom. Pro Klebono mišką, pro Bridus. Einam čia vieškelį pro Račių kaimą. Tada Plento. Ir tada iki autobuso dar virš pusantros valandos, tai ką čia lauks. Tada link Vinkšnėnų turbūt judėsim. Reidai pasiekti, reiks sustoti pasėdėti. Pagaliau sukam nuo to beprotiško kelio. Vieškelį ir atėsim prie savo kaimo. Daug miestų matot.